Taip, žinai, draugas, kai mes nešvesdavom tų gimtadienių, jau dėmesį nekreipdavom ir aš vis užmirždavau, kokia mano yra gimimo diena. Pagaliau draugas Račkauskas, kas atvažiavo su pykis, duok pasą pažiūrėti, kelintą dieną gimei. Tai parodžiau jam pasą, pasirodo, rodos, kad 6 dieną, tai kitur yra parašyta 8 dieną, o čia pagaliau svarbu, žinai. Seseriai sakau, žinai ką, čia vat nori draugai, svečiai atvažiuoti. O jie, žinai, visai, taip sakant, paprastai. Tai gerai, tai atvažiuoja, sako, kas nori. Na, didelis čia daiktas, sako, mes neturim mieščioniškų ištaigų, sako, mes negalim, sako, to jau sutarkuosim bulvių, dar, sako, yra mišeikienės pečius nenugrauts, pakepsim kugelio, patirpysim taukų, sako, vakare išvirsim makaronų sriubo, sako, o rytmetį išvirsim su mėtoms pyragiuką, ko nors tokį, sako, dar turi kelis ožkos sūrius, sako, ir sako, menas bus viskas gerai. Taip jie mane nuramina, žinai, ir visai taip mes ramiai. Taip, žinai, ir tas šventės, ir atšventėm. Kaip į mokslą pradėjo išeiti, žinot, į tos mokslus tai mes kaip veršys į žiburį žiūrėjom, ir tu galėjai raudoti. O tėvų, vis tik tėva, didelis noras buvo kaip nors vaikus pramokyti. Jonas Elvikis parašė man laišką, Marytė, tu esi paskelbta, kad priimta į universitetą. Universitete, kaip, taip sakant, klausėm tų paskaitų, reikėjo rašyti seminarinius darbus. Nu taip, reiškia, ten 27 ar ten 8 ar kokiais metais buvo paskelbtos temos ir man reikia rašyti, žinot, seminarinį darbą. O tą seminarinį darbą reikėdavo skaityti auditorijoje ir vadinasi apginti. Dabar paimk literatūrinę kokią temą, arba apie Žemaitį, ar ten Maironį, ar kitą. Tai buvo Venclova, dar ateidavo Cvirka, dar ateidavo Miškinis ateidavo ir kiti tokie literatai, kaip tokiam, žinai, prastam žmogui parašys kokią vadinasi temą, tai tau pradės čia tai pulti, kad tu vadinasi niekur dingti neturėsi, tiesiog spruk per duris laukan. Šaunau savo, nu ką dabar man daryti, kaip čia man tą parašyti. Žiūri, tarpe paskelbtų temų yra Juško Svodbinė rieda. Buvo universiteto bibliotekoje ta Svodbinė rieda, skaitau, nupražiuosi iki galo, tų oracijų labai daug, visokiais momentais labai daug ir vadinasi taip, manau, savo paisuskit. Parvažiavau aš namo, buvo kalėda ar kokios atostogos, apklausiau savo apylinkės piršlius, apie tą patį apčiavimą, kiek vadinasi, sukrėpdama, parašiau vestuvės su Pinos apylinkiai. Parašiau, žinai, tą, Mykolas Biržiška leido skaityti, perskaičiau auditorijoje, na dabar, reiškia, klausė, kas ką vadinasi, norėtų ką, tai nieks negausi žodį, o aš manau savo, arba paniutė, kai čigonas pasakys, jeigu nevėri, nuvažiuok parokūk pats, vadinasi, patikri, kad ten buvo. Nu, Biržiška, reiškia, pasakė, kad surinkta, vadinasi, gerai, taip, vadinasi, taip, ir jis patarė nunešti į tuomet, reiškia, universiteto, reiškia, Krėvės Mickevičiaus žinioj buvo toks rankraštynas ir jame Vaičiūnas buvo sekretoriumi to. Tai jis patarė nunešti Vaičiūnui, sako, kad universiteto darbuose, vadinasi, gali tą mano straipsnelį patalpinti. Nu, aš jam nunešiau Vaičiūnui tą, vadinasi, darbelį, padaviau, nu, jis taip ir buvo. Žinot, jau universiteto tuose darbuose buvo jau profesorių, jau, vadinasi, kitų tokių darbuotojų, rimtesnių darbų ir vis taip pradeda eiti gimtasis kraštas. Aš nuėjau pas Vaičiūną, žinot, aš pasižiūrėjau, kad tas vis tik gimtasis kraštas, jis ten, vadinasi, gerai ten rašo. O atrenka ten, deda, nu tai gerai. Nuėjau pas Vaičiūną, pasiėmiau tą savo vestuvę su Pinos apylinkė, nusinčiau Bugailiškiui, reiškia, pačiam Staršui. Nu, atvažiuoja Bugailiškis, žinote, tamsta. Asmeniškai ir pradės girti, kaip ten gerai parašyta. O jis mėgdavo, taip sakant, gerą žodžių, nesigailėdavo, reiškia, jaunėms. Tu žinai, taip, tu, reiškia, rašyk, bendradarbiauk. Paskiau jis pakvietė mane dalyvauti ekspedicijose. Patrulis buvo,
Nu, linki dar atvažiuodais. Nu, ir aš vieną vadinasi merginą. Tai tik tai vienu du mūsų Vaitiekūno dabar iš tos Mikelio kampanijos esame atlikę ir taip jau susitikę, labai jau džiaugiamės dar žodžiu, kad dar mes, taip sakant, dar šiaip taip tą duobį laminame. Pirmoji tarybinio laikotarpio ekspedicija, reiškia, ir žvilke, 66 metais buvo. Dabar nuo 66 metų aš neapleidau nei vienos ekspedicijos. Dalyvaudavau kartais 2 ekspedicijose ir, reiškia, visuose ekspedicijose dalyvavau iki pat Rusnės ekspedicijos. Nu dabar, jeigu jūs norite žinoti apie Rusnės ekspediciją, kas ten buvo man įdomu ir ką aš ten radau. Man taip pat buvo skirti vestuviniai papročiai, žinoma, pageidautas anksčiau, reiškia, buvusių vestuvinių papročių, ten 19 šimtmečio pradžioje. Aš pasiėmiau šitokį būdą, reiškia. Aš susitinku su žmogumi, reiškia, ir pradedu, reiškia, apie jo gyvenimą. Kada jis gimė, kokiam kaime, kaip ten žmonės gyveno, kiek žemės turėjo. Aš to jau žinau. Ar jis buvo valstietis, ar ji buvo dainininkė, ar šokėja, ar mokėjo skaityti, rašyti, tėvai, ar mokėjo. Aš užrašau, reiškia, ir jam žmogui yra lengviau pasakot savo gyvenimą. Ir kartu aš žinau, kaip su juo kalbėti. Dabar dėl paties rinkimo būdo. Dabar ypač daug pas mus prirašo anketų. Kaip minėjau, mokslo darbuotojai prirašo, jie parašo literatūrinę kalbą, pritaiko daug mokslinių tokių vadinasi terminų, kaip minėjau, transmisijos, ten vadinasi kitokio. O žmogelis, kuris kalė girnas vėjiniam ar vandeniniam malūnui, įgijęs tos transmisijų nežinojo, ten kaip nors kitaip vadinasi jas vadina. Ir pas mano seserį, kai buvo vetpunktas, kaimynai ten susirinko, visi jie mane pažįsta ir aš juos pažįstu. Na, čia manau gera proga, čia aš pasikalbėsiu, jie man čia jau papasakos apie tą gyvulių auginimą. Aš, žinot, nepatikrinau tos, vadinasi, kalbos, kad taip, vadinasi, būtų ta kalba žmoniška, kaip upinoje, kad šneka. Ir ten, atsimenu, ko ne pirmas klausimas buvo, kiek kiaulės vaikų turėdavo. Nu, tai žinot, visi pradėjo jog tai, kad jį netėjo, kad kiaulės vaikus turi. Rašant anketą reikia, vadinasi, žiūrėti, kaip žmonės nuvažiavus pasikalbėti su žmogumi ir patikrinti, kaip jie tuos dalykus vadina. Dabar kitas, reiškia, apie vienijus malūnus išleistą anketą rašo taip. Reiškia, patikrinkite, jeigu yra literatūriniai kalboje, tai vadinasi, tai parašote, vadinasi, literatūrinė kalba, jeigu ne, tai parašokite kableliuose, o čia vadinasi skliausas. Nu, pasivietate man, aš turiu vežtis visą sunkvežimį, reiškia, enciklopedijų, žodynų ir tikrinti, ar ten yra, ar nėra. Žmogus pasakė žodį, aš bėgsiu į enciklopediją žiūrėti, ar jis ten yra. Tiesa, susipykau kitą kartą su mokslo akademija. Aš nesimenu, kad tai nunešė apie Dubeneckienę Kaltuokienę. Buvo užrašęs jos atsiminimus. Pasiūlė jiems, tai draugas mirė, sako, žinau, kad čia ne mūsų profilis. Mes, sako, šitokį neimam. Aš atlikiau pas draugą Stravinską ir pradėjau šaukti valdas. Ką vadina, sakau, mes renkam, žinai.
O čia, sakau, nunešė kur nors dar, žinai, tai dabar pagalkas pasiplėšęs laiks tiktų profilį ieškoti, žinai. Jie negal, žinai, vadinasi, priimti. Jie fondais nerenka, jie renka tik atskirai ir taip toliau. Nu, iš tos pačios Rusnės apylinkės vis tik šokias tokias žinelės sugrėptas. O praeis dar keli metai ir tų žmonių nebebus. Ir žinot, mes visai tuščiomis rankomis pasiliksime. O vis tik šis tas pasiliks mūsų krašto kultūrinė palikime.